8 dienos rytas. Lyja. Žaibuoja. Ir šalta beli kaip. Ir dar čiužinys orą leist pradėjo. Eina savo. Tai žodžiu, šiandienos planas toks. Sulaukt, kol nebelys. Nors rodo, kad visą dieną lyja. Ir dieną bus didžiausia temperatūra 13 laipsnių. Eik tu savo. Nu gerai. Kažkaip bandysim išgyventi. Aš tikiuosi, kad nustos lyti. Nors rodo, kad lyja iki 11 vakaro. Ir nešilks. Ai, nu gerai. Žiūrėjau internetą, šalta, lyja, perkūnija, vėjas. Iš naujo. Čiužinys kiauras. Nenormaliai, jovai. Nu, aš tikiuosi, kad šitą palapinę atlaikys viską. Ir aš nesusirgsiu. Nes jeigu palapinė suplyštų arba ją nuneštų vėjas, tada batai. Tai žinau, ką reikia daryti. Ką tai? Per lietų daiktus susidėti visas. Važiuoti kažkur. Motelį kokį. Jom. Jo. Gerai, aš einu pagalvoti. Nežinau. Prie čiužinio buvo lopai dadėti tokie. Bandyti ieškoti skylės, kai pradėjo leisti. Žiauriai chujovai mėgojau. Išsileido čiužinys. Mėgu ant savo to paraloninio čiužinio. Nu, okei. Žiūrėk, jau čia vanduo bėga. Vaikinė. Bet jeigu aš kažkur nuvažiuosiu ir kitur dar reiks mėgoti man ant skaldos, eik, tai savo, tai aš nepamėgosiu. Man nugarą sulūš. Be pripučiamą čiužinį. Reikia kažkaip įremontuoti. Nu, dabar laiko turiu daug iš tikrųjų. Kaip matau. Tyla tai normaliai lietus. Va. Žodžiu, net jau vietomis pradėjo ir palapinę leisti. Kapsi. O dar yra tik rytas. Rodo, kad visą dieną lys. Tai nežinau, kaip čia reikės. Po biškį pavalau. O, plaška. Dar lašas. Ką daryt? Ir dubakas. Nežinau, jaučiu reikia eiti visus daiktus susidėti. Ekstra atvejui. Ir jeigu ką, šaut lauk iš čia. Per lietų. Ta palapinė susisukt per lietų. Apsimaut lietaus rūbus. Ir bandyti tą palapinę susisukti.
per lietų. Nu ir tada kas belieka? Važiuoti kur šilta. Nes čia nesąmonės daras. Ne, nu čia normaliai pradėjo kapsėti. O, lašiukai mam. Galvoju, reikia biškį pavalgyti. To pašteto skonis tai kaip šlapenkės. Įdomu. Bet čia gal šlapenkė ir yra. Nežinau. Nu, bent jau kažkas. Nelenda kažkaip ta bulka. Reikia kavos pasidaryti, ar biškį šlapiau būtų. Užsikeičiu kavytės. Iš vis nėra apetito, bet reikia pavalgyti. O, tai šilumos padavė. Jaučiu pavalgom, tada varau per lietų, kad galėčiau pasižiūrėti internetą, ką orai rodo. Ir tada pastrateguosiu, ar likt, ar pizdu per lietų pakuojamės. Nu, reikia pažiūrėti, kur galiu nuvažiuoti. Jeigu visur lyja, tai nėra tikslo pakuotis, nuvažiuoti, pastatyti palapinę, kur vėl lyja. Gerai, pasižiūrėjau. Atrodo, lietus lys visą dieną. Ir ten nuvažiavus lys. Bet ten 5 laipsniais šilčiau negu čia. Ir dabar tik lašnoja. Aš galvoju, staigiai, bam, susipakoju viską. Ir šaunu. Ir šaunu tenais. Ir iki ten nėra tik tais 3 kilų. Kažkas tokio. Išrealiai gal ir toliau net pavažiuosiu. Pasižiūrėsiu, kur lietaus nėra. tą pusę ir pasiduosiu. Vakar čia buvo sausa, žiūrėkit, kaip prilijo. Tai dabar, kol lašnoja ir lietaus nėra didelio, reikia staigiai pakuotis. O mano vidutiniškai susipakavimas užtrunka nuo valandos iki 2 valandų. Dabar bandysiu per pusvalandį. To šniūrus atkal surišiu vien. Gerai. Nėra laiko šnekėti. O fuck. Turim šunį laukinį. A tu piktas šuo esi ar nepiktas? A piktas ar nepiktas, klausiu? Ko? Koks čia laukinis šuo? Panašu, kad debesis traukės. Tai kaip ir nebėra dėl ko skubėti, ne? Galim nusisausinti palapinę. Gidrėja. Debesis plaukia ten. Mes važiuosim ten. Nice! Viskas susidėjau, viskas liuks, viskas išdžiuvo. Oras pasikeitė kardinaliai. Nežinau kiek ilgai, bet kol kas oras mane džiugina. Iki dabar esu nuvažiavęs 2842 kilometrus. Tai per vakar nuvažiavau apie 133 kilometrus. Ir šiandien planuoju apie 100. Aišku, planavau iš viso po 200 važiuoti į dieną Juodkalnijai. Bet čia sunkus dalykas. Gerai. Važiuojam, pažiūrėsim. Nice.
Palyja tai nenormaliai, o kurva. Kas čia per slidokas buvo? Nieko sau. Vos batoną nepagavau. Nu gerai. Žiūrim, kas čia per kelias. Ar buvo verta čia važiuoti? Atvažiavau prie gražios vietos, kur visi darosi nuotraukas. Tai bandysiu ir aš nueit nusifotkinti. Nice. Gražu. Nuotrauka yra. Kažin, kiek iš jūsų norėtų pažaist kašiuką čia? Tiksliau ne kašiuką, o atneš kamuolį. Kažin, kiek ten apačioj kamuolių yra. Duok pasą! O! Nepagavau. Normaliai, tokioj vietai krepšinį nesitikėjau pamatyti. Be. Einam, pačiupinsim kokį mažiliuką. Normaliai. Labai baigščios, nein prieiti, tik prieini iškart į kojas deda. Nu gerai, važiuojam toliau į lietų. Aš važiuoju tiesiai prieš lietų. Ir vėjas pučia į mane. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad arba gausim lietaus, arba ne. Daugiau tai reikš nieko negali. Aš tik žiūrėjau, kad mano kelias va tenais nueina. Tai gal pavyks nuo to lietaus pabėgti. Nu, pažiūrėsim. Arba. Kol kas su prasilenkiančiom mašinom nepastebėjau, kad lyja. Nes mašinos tai sausas atvažiuoja iš priekio. Tai tikiuosi nelyja ir ten, kur aš važiuoju. Vau, kaip čia gražu. Nice. Haha. Gerai, reikia padaryti mini pertraukėlę. Sustoti. Dumaševniką paleisti. Oh, nice. Pradėjo lyti.
radau šiokią tokią pastogę. Kaip visai ir neblogai. Tokį tuneliuką. Nežinau, debesis eina. Gal bandyt biškį palaukti. Šiaip galėčiau čia ir išsivirti kažką pavalgyti. Turiu košių, turiu vandens, turiu dujų. Tai biškį palaukčiau. Tas lietus gal ir praeitų. Dangus juodas. Bet už tų juodulių kaip ir nebėra, tai baisiai. Ir viskas eina ant ten. Ant čia biškį ir ten. Jau čia taip ir padarysiu. Pavalgysiu. Šitas. Čia tie akmenys, kažin, nekrenta ant galvos. Nu jo. Bet jeigu dabar nenukrito, tai turėtų ir nenukristi. Kol valgysiu, o ne? Kaip jūs galvojate? Man tai kažkaip nepatikimai atrodo, ne? A geriau sulyti? Ne, geriau čia stovėti. Nežinau, čia šių privažiavo mašinų. Jau čia reikia ir man važiuoti. Plius tie akmenys krenta. Ant kelio porą nukrito. Ar palauk dar. Biškį įsilyja jau stipriau. Nu, reikia pagalvoti. Visgi nusprendžiau. Bet kavos, tik kavos. Lietus nerimsta, orų prognozės žiūrėjau, nieko gero nerodo. Tai bent kavos atsigersiu. Sausai. Okei. O prikėlė, pagersim kavytės. Oh. Bam, žaibas. Įdomu, kur jie važiuoja per lietų. Nes kiek žiūrėjau, visos miestas lyja. Nė vieną neradau. Raščiau, apsimaučiau lietaus rūbus, nuvažiuoju, kur nelyja. Pasistatau palapinį ir einu miegoti. Su kiauru čiužiniu. Nežinau, gal reikia dar paguglinti. Aišku, jau hoteliuose miega viskam dam. Ne. Aš miegosiu palapiniai. Norėčiau, kad visa šita kelionė būtų tik palapiniai. Būtų kietai. Normaliai čia griaudi. O aš žiūriu miestus. Kurios miestus galiu važiuoti. Vienas yra. 2 valandas kelio. Bet kur palapinę ten pastatyti? Gerai, nusprendžiau važiuoti. 2 valandas su viršum. 105 kg beveik.
Ten rodo, kaip ir lietaus nėra, arba minimaliai ir labai mažai. Tai ten kur nors ir sugalvosiu stoti. Tai dabar šoku lietaus rūbus. Nes čia yra beprasmiška laukti, kol nustos lyti, nes nenustos. Ir leidžiuosi į pietinę pusę. Nuvažiavau 5 kilų ir pažiūrėkit, kai oras pasikeitė. Nebegalėjau važiuoti, turėjau sustoti nusimesti rūbus, nes per karštą važiuoti. Realiai už 2 kilų nustojo lyti. Bet dar važiavau, kad biški rūbai nudžiūtų tie lietaus. Dabar susidėjau sausutėlius. Ir atsigeriu vandens. Ir šaunu toliau. Liko 95 kilai. Iki miestelio to, kur važiuoju. Pavadinimo nebeatsimenu. Šiandien parduotuvės vėl nedirba. Nu kaip ir šiandien kažkurio. 21-22 dieną nedirba. Bet va tos bandelinės ant kiekvieną kampą jų pilna ir visas jos dirba. Davai, ką nors suvalgom. Picos su muštiniais. 2 vienetai. €40. Pažiūrėjim. Šilta. Man jau patinka. Nu, tai sau. Kur aš anksčiau buvau? Tokios bandelės, pažiūrėk, kaip mano galvas. Nu kaip už 7 centų užskaitau. Labai didelės. Tai pilnas. Kol valgiau picas, ryt pradėjo. Eina savo, pareina debesis vėl. Jau čia reikia palikti kokios degalinės, kur užsipilti ir apsimauti rūbus. Užsipyliau kuro, kad netrūktų. 16 eurų, šiam 1 centas. Dabar šoksiu lietaus rūbus ir varysim į pietinę pusę iki pat galo. Važiuoju čia savo per lietų. Tik išjungt šviesas, kad vakumas neišsitraukia. Ir kaip tais batais nepatogu vaikščioti. Lietaus. Ir žiūriu, va, tas senovinis namelis jų, kaip atrodo. Turistai. Va, kaip atrodo jų tai namai seni pastatyti. Pas mus būdavo iš molio, čia yra šotnamai. Nerašo kelintų metų. Šiam 2 metų. Einam, pažiūrėsim, kas vidu gero. Va. O medžio dėdavo irgi, va. Medis. Perdanga irgi vat kažkokia įdomesnė. Nebūnai.
Čia visai sugriuvę. Stogas įgriuvęs. Tai va, 80 metų senumo namas atrodo štai šitaip. Ir dar pravažiavau vieną vietą, nežinau, gal reikia grįžti. Vaivorykštė labai gražiai atrodo. Jaučiu važiuojam, pafilmuosiu. Jis dabar nulijo. Ir ten tokią vaivorykštį išmetė. Pasižiūrėsim. Kadangi esu aukštai, matosi pilnai vaivorykštė. Gražu. Man patinka. Staptelėjau trumpam pailsėti. Čia grįžau į tą pačią vietą, kur pirmą dieną buvau. Pirmą dieną buvau ten, kur tavo įlanka yra. Taip, ir už to kalno. Kitoj pusėje. Tenais miegojau. O visą šitą su motociklu važiavau. Palei visą vandenį. Ten taip. O čia pačioj visai šilta, 22 laipsniai. Prieš tai visą kelią važiavau, buvo 15-17. Ir jaučias, va, įvažiavau, kad tokia šiluma. Stipresnė negu prieš tai buvo diena. Jau čia reikėjo sustoti kažkur nusimtas lietaus rūbus. Nes palei orus, kai žiūrėjau, tai jeigu lys, tai tik tais biškį palašnos. Nu, dar aišku, prieš tai reiktų perstikrinti. Nes aš čia žiūrėjau prieš porą valandų. Nusiėmiau lietaus rūbus. Pravažiavęs beveik visą miestą. Ir manau, nebelys. O jeigu ir lys, tai tas lietus jau net toks nebegazinantis. Tai irgi važiuodamas atkreipiau dėmesį, ar dirba parduotuvės ar ne. Tai pasirodo ir čia nedirba. Bet užmačiau, kad pardavinėja vaisius prie kelio. Valgyt šiaip kaip ir nelabai noriu, bet vaisių pavalgyčiau. Tai dabar apsisuku. Pažiūrėsim, ką turi. Pasiėmiau 5 bananus. Sumokėjau eurą 70. Kilogramas 2 eurai kainuoja. O dabar belieka kemperiuką susirasti. O aš taip norėjau apačioj. Nu nesvarbu, svarbiausia yra rasti, kur išmiegoti. Blogiausia atveju kempingą. Karaokės klausytis. Nu gal tenais toliau pavažiavus į apačią reikės leistis. Tai labai mane džiugintų. O, taip ir yra. Bet čia yra labai daug namų. Važiuojam tiesiai. Nu čia nelabai kur pastatysiu. Fuck, čia pasienis. Su keltu keltis. Gerai, grįžtam. Tik reikia sugalvoti, kur važiuoti. Kur važiuoti? Nu palauk, aš galiu čia važiuoti aplinkui.
Nu ne. Tai gal čia rodo, kad gali apvažiuoti. Čia jau siena. Siena. Su velnias. Ne, šiandien noriu Montenegro dar miegoti. Važiuojam atgal. Nerandu kur sustoti. Oi, bananus sudėti. Skanus bananai. Vos neįkalė. Man atrodo, ta mergina čia mokinas važiuoti, nes čia ratais dola ir dola. O ten vyriokas žiūri. O dabar tiktokas žiūri. Jie dabar pro mane vėl ratą. Dar vieną. Geri bananai. Parduotuvė kažkokia apleista. Žiūrėk, plauks, sako. Nemoki važiuoti. Vat mašina čia nesukalė. Mokinas važiuoti šitą aikštelį. Va, čia mergaitė atvažiavo irgi. Mama turbūt. Veidrodis susireguliavo. Tai čia šmirtininko vietai reiškės. Mane nukalti gali. Čia gal pas jų mokyklų nėra. Tėvai turi išmokinti. Arba vyro žmona. Įdomiai. Netraukia intikas, reikia biškį atgal grįžti į miestą. O, su kemperiu sustoja ir miegi savo. Ir nereik nieko ieškoti. Nu, bet serpantinais jaučiu su kemperiu nelabai įdomu. Čia turbūt tik atvažiavo vandenėlį pažiūrėti ir kalnus. Iš toli. Gerai, aš grįžtu biškį į miestą. Bandau pasigūglinti, jeigu nieko nerasiu, tada šausim į kempingą ir viskas. Nėra čia ką žaisti. O, perfekt. Nu, rodyk. Žolynus. Žolynų nekrauna. O tai kas čia, ble, prieš tai rodė, dabar nerodo. Nu gerai. Не, ну гайдищев вообще. Короче, gaidys vis tiek čia nieks nekrauna. Nežinau, na, kas čia daros. Ir jau tų valandų po 7:15, 8 valandą tempt pradeda. Nu ką, atvažiavau į kempingą. Nebuvo laiko ieškoti, kur statytas palapinės. Yra, va, virtuvėlė. Apačioj dušai, tulikai. Tai statysim čia į tos ajerus. O čia bambukai. Bambukai, žiūrėk čia. Ar aš klystu?
Ne, ne bambukai. Nu, nesvarbu. Toks. Ten yra vakarai. Rytai, saulė pakils, man palapinė, nu gerai, čia bus. Tik užsitraukti. O du neprieit. Nu ką, palapinė jau stovi. O aš einu maudytis. Matysim, neužilgo. Nu ką, pavakarieniauti reikia. Kadangi parduotuvės nedirba, o aš turiu tik tą, ką parduoda degalinėse, tai tą ir valgysim. Tai bam, šito mums nereiks. Nėra vertimo. Gerai. Maldauju, kad būtų ne su dešrelėm, o su lašiša. Vėl tos dešrelės. Be skonio. Parašyta, kad ugnies negalima, bet valgyti reikia kažkaip. Stoveriuks. Bet tik uždėti, žiūrėk, iškart perda. Gal mažesnės biškį. Tokios. Nu gerai, kol išvirs. Tai turiu 3 planus. Rytoj. Važiuoti namo per Kroatiją. Pirmas planas. Antras planas važiuoti per Bosniją. Bet Bosnija nėra Europos Sąjunga, tai reiks kortelę vėl pirkti. Nes neturėsiu navigacijos. Arba čia įsivedu ir turiu pervažiuoti per visą Bosniją, nenujungęs žemėlapį, nes išsisaugoja, kol važiuoju rodo, išjungia, vėl reikia interneto. Ir planas C – pasilikti čia, varyti į miestą. Valkatūzinti. Palikti palapinę, pasimti mocą, gal net kažkom nueiti. Į miestą, pašliaužioti. Tai nežinau, pagalvosiu iki rytojaus ryto, bet kažkurį iš tų 3 planų rytoj čiupsiu. Per Kroatiją būtų fainiai, bet jau Kroatijai buvau. Tuo pačiu keliu važiuoti smagu, bet buvau. O Bosnija nežinau, reikia paguglinti, pažiūrėti kokie yra
keliai. Jeigu tiesus, tai dzin. Praskrida ir viskas. Jeigu vingiuoti, tai aš manau, neišvažiuosiu iš per dieną jums. Nu, reiks pavalgius pasižiūrėti. Tai čia po biškį verda. Reik biškį ilgiau palaikyti, kad dešrelis sušiltų, nes praeitą kartą tas aplinkui padažiukas sušilo, o dešrelis buvo šaltas. Gal ten brokas buvo, ar pragaudžiu. Tas pats. Gerai, kad bulkus turiu. Karšta. Nu gerai. Tai aš greičiausiai pavalgau, išsiplaunu dantis ir einu prie kompo. O po kompo einu miegoti. Tai nežinau dabar, ar kelti dar video, ar nebekelti, kaip grįžtų. Ar bus įdomu žiūrėti. Turbūt atkelsiu. Kas norės, tas žiūrės, kas nenorės, tas nežiūrės. O gal kas nors atsitiks. No. Gal rasiu įdomesnį keliuką negu Juodkalnijoj. Gerai, iki.